prasidėjus startams, tai pirmasis atvejis, kuomet panašu, kad jis bus per lietų ir bėgimas bus per lietų. Čia dar kartą visi dalyviai, Dėlėcija, pirmasis numeris, antrasis Kumara, trečiasis Night Sky, penktasis Džuna. Kągi, starto kol kas sunkiai pavyks tai padaryti, panašu, kad startas duotas, taip, startas duotas. Na ir kol kas visi keturi žirgai bėga kartu, tad starto procedūra galbūt buvo ir šiek tiek komplikuota, tačiau iš esmės labai teisinga. Vienu metu startavo žirgai ir visi kartu atbėgo. Na ir priekė, kol kas Dėlėcija ir Džuna, tas žirgas, kuris atrodė lyg ir neklauso, šiuo metu kovoja dėl pirmosios pozicijos. Dėlėcija ir Džuna kiek atsilikė Night Sky ir Kumara. Tačiau atsilikė tikrai nedaug. Gali iškovoti pergalę ir tai praėjusiame bėgime padarė Itrano. Dabar Džuna... Na ir stebime, pirmą kartą prabėgama pro žiūrovus, kaipgi čia išsidėstė žirgai. Pirmasis panašu, kad Džuna. Taip, panašu, Džuna pirmas, antras Kumara, atsiprašau, antras Dėlėcija, trečias Night Sky, Kumara paskutinis, tačiau jis tikrai nėra atitrūkęs nuo lyderių ir čia visko, dar tikrai visko gali būti. Primenu, favoritai yra visų pirma Night Sky, po to Džuna. Kumara vertinama praščiausiai, Dėlėcija kiek geriau už ją, tačiau neprilygsta minėtiems favoritams. Džuna priekį, Dėlėcija antra ir po truputį spaudžia Night Sky. Po truputį spaudžia Night Sky, mūsų favoritas. Kumara vis dar paskutinė, tačiau vėlgi tikrai nėra atsilikus tragiškai. Čia vėl ta vieta, kur minėjau, galbūt ir neparankiai dabar bėga. Night Sky vidinė dalimi, ten yra klampu, matote patys, kiek vandens taško Night Sky ir tai turėtų varginti žirgas. Spaudžia į Džuną, į tą kraštą. Čia galbūt ir nelabai tom patenkintas turėtų būti Night Sky žokėjus. Ir namų posūkis, Night Sky priekį, šalia Džuna. Du žirgai pabėga į priekį, jie atsiplėšia nuo Kumara ir Dėlėcija. Panašu, kad šie du žirgai kovos dėl pirmosios pozicijos, tačiau dar tikrai yra distancijos. Visko čia dar gali būti. Bėga į priekį Night Sky, vejasi Džuna. Ten tolėliau Kumara ir ketvirtoji Dėlėcija. Night Sky turi persvarą ir didelę persvarą, o jį perskintis Džuna atrodo pavargęs. Ar Džuna išsaugos antrąją poziciją? Night Sky finišuoja tvirtai ir galingai. Šviežias žirgas, šviežiai įveikinėja likusius metrus. Tuo metu kiti žirgai, Džuna, na antroji, taip, Džuna antroji. Antroji, na dar kartą galime pažiūrėti, tikrai nemeluoja, Night Sky pirmas kerta finišo liniją. Sulaukiam ir Džunos. Tuomet Kumara, na ir paskutinysis žirgas Dėlėcija. Tad pasidalina po vieną pirmą ir vieną antrąją vietą šie du žokėjai, Dmitrij Petrikovas ir Kvitis Abelašvilis. Ir dar kartą galutiniai rezultatai, na be abejo galutiniai prieš teisėjų verdiktą. Yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas.